Na. Alio, labas vakaras. Labas. Labas vakaras. Labas. Atsiprašau, kad taip vėlai sutrukdžiau, ar galite šiek tiek laiko skirti? Galim. Baltic Young Association Kęstas Milius patrukdė štabo pirmininkas. Tiesiog keletą klausimų turiu. Ar galite kažkur ramiau pabūti? Taip. Galite, ar ne? Panelė, jūs jau, atsiprašau, kad taip klausiu, jūs turite 18 metų. Taip. Gerai. Taip. Ar domitės kažkiek tai politinę sferą Lietuvoje? Esate susipažinus su politikais ir panašiai? Nu, kažkiek, bet nelabai. Kažkiek, ar ne? Ar teko jau balsuoti? Teko. Teko, ar ne? 2009 gegužės mėnesį, kaip žinia, prasidės prezidento rinkimai. Taip. Ar žinote keletą bent kandidatų į postą? Kol kas dar nesidomėjau. Nesidomėjot. Matot, Baltic Young Association yra rėmėja tokio kandidato Rolandas Zuokas. Ar teko girdėti? Teko. Tai aš esu šio štabo pirmininkas Kęstas Milius ir mes tiesiog supažindinam Lietuvos žmonės tokiu būdu su būsimu galbūt prezidentu. Ir tiesiog ar jūs jau galvojat apie už ką balsuosit? Nu, dabar šiuo metu dar negalvoju. Taip, mūsų politika ir mūsų bent jau vizija prezidento yra labai aktuali jaunimui ir mūsų pagrindinis tikslas, kad jaunimas būtų tikrai išsimokslinęs ir turėtų tam tikrą padėtį visuomenėje. Tai Rolandas Zuokas labai aktyviai imsis veiklos, bet pradžioje mes kiekvienam žmogui, kuriam paskambinam, norim tiesiog tokią premiją įteikti. Jeigu jūs pasakytumėt savo sąskaitos numerį, mes jums pervestumėm 150 litų. Nu, neturiu sąskaitos numerio. Jūs nesinaudoja tokiam banko paslaugomis, ar ne? Nu, aš turiu vaiko, bet aš vaiko negaliu. Ai, labai gaila. Tai jūs, žodžiu, nenorite to 150 litų? Ne, nebūtinai. Supratau, tai kaip ten bebūtų, gero vakaro jums tada, viso gero. Davai! Super. Davai!